Metas valandį iki atsipūst. Iki vakaro vis tiek pabaigsi. Gerk. O aš džiaugiuosi, kad tu sugrįžai į kaimą. Per vėlai. Galėjau tai padaryti žymiai anksčiau. Kodėl niekada nevėlu grįžti prie žemės? Pas mus rugių neriša kombainais. Namų pasiilgai, Vasilijai. Motiną turiu, 3 seseris. Merginą turėjau. Šeimininkas. Mūsų vyrai nori į mišką bėgti pas partizanus. Tai ko čia dabar iš manęs nori paperkūnais? Kad vokiečiams praneščiau. Ne, šeimininkas. Nori pasilikti čia ir sulaukti karo pabaigos ir grįžti namo. Tai ko čia? Tegu bėga, kas nori bėgti. Vokiečiai man nieko nedarys, jeigu aš čia pasiliksiu. Ar negalėjai pasirinkti geresnį patarėją? Ar verta judintis iš vietos, kol vokiečiai jūsų nejudina? Dirbat pas ūkininkus. Pavalgyt gaunat. Reikia palaukti, kol baigsis karas, Vasilijai. Опять Иван. Jeigu tu jauti žmogų, negali pasakyti, kad aš tavęs nemyliu. Pabučiuok mane. Pabučiuok, pabučiuok. Gal paskui nenorėsi pažiūrėti mano pusėn. Juokinga. Tu myli mane. Vis dar myli. Gedmi. Na ko tu? Gedmi. Ko tu? Aš suprantu tave. Palik Adomą. Aš paimsiu tave į kaimą. Tu sakei, nori pabėgti į negyvenamą salą. Aš turiu tokią salą. Turiu. Apsigyvensim pas tėvą. Sėdam ant dviračių ir dumėm tuoj pat, ką? Tu kilnus. Labai kilnus. Deja, negaliu tuo pačiu atsilyginti. Aš išdaviau tave. Patylėk, patylėk. Tu pats norėjai, kad tarp mūsų nebūtų paslapčių. Jis pasakė,
Tu protinga moteris, ponia Milda. Nors Adomas atsiprašė dėl vakarykštės kvailystės, bet dar labai pagalvočiau ir verta atleisti. Gelbėjo Adomą. Galėčiau pridurti ir tave. Bet tai būtų netiesa. Jis buvo korektiškas ir mandagus, o aš pakrikusi. Ir įžeista Adomo nevyriškumo. Moteriškas kerštas. Milda. Milda! Milda! Wir leben noch in der Steinzeit. Bleib in die Ecke! In die Ecke! Verhaften muss man diese Schweine. Es sind bolschewistische Agenten in unserem Hinterland. Negyvenamoji sala. Ateis laikas, kai galima bus pasakyti mirusiųjų karalystė. Dar vieną užkasėm. Gaila, Vasiliau. Pražuvo vyras visai be reikalo. Sukursta kvailius. Ir štai, vieną patys užmušė, kitą pakars. Tų dviejų, kurie nebėgo, irgi laukia duobė. Kas juos kurstė, Gedmi? Vasilis buvo nuoširdesnis, nors aš visai to nenorėjau. Ir tu nepalaikei jo? Nepritari? Ne, palaikiau, neteisingai galvoju. Jis nenorėjo bėgti. Na va, ir aišku, kodėl rado negyvą. Padėkok savo partizanams. Kodėl jiems, o ne kam kitam? Vadinasi, aš kaltas. Kartais žmogų pastumėti vieną ar į kitą pusę labai mažai reikia, ponas Gediminai. Aš kaltas, kad nesukurčiau Vasilio bėgti. Vasilis kaltas, kad nenorėjo bėgti, ir abu mes kalti, kad 4 žmonės pražudyti. O jūs pagalvojat apie kaimą. Galbūt ateis rytoj paims, porai kai tu ir supleškins. Aš turiu vaikų. 4 vaikų. Geriau, kad niekas nežinotų, ką aš čia prikalbėjau. Kiaulė tu! Ponas Gediminai, tamsta mūsų. Didesnės kiaulės nesumatęs! Turime pasiruošti rytdienos operacijai. Jūs norite, ponas Dangelį, kad aplink jūs būtų kuo didesnis ratas kraują išsimaudžiusių žmonių? O, aš tinkamai neįvertinau jūsų, ponas Adomai.
Esate ne tik psichologas, bet turite ir filosofo gabumų. Bijau, kad jūsų samprotavimai pernelyg pavojingi. Kartai žmogaus gyvenime ateina metas, kai pradedi nebebijoti mirties. Aš jūsų nebepažįstu, herr policajšef. Matot, anksčiau aš jaučiausi nepilnavertis, šiandien mes lygus. Nuo tos nakties. Mes kitos sentimentus, pavyzdžiui, kad ir savo žmonai. Aš nesakau, jūs meskit tą žavingą patelę. Ne mano reikalas, su ko mano vyrai praleidžia naktis. Svarbu, kad jie išliktų vyrais, o ne patiesalėliai žmonoms prie lovų. Tuo labiau, kad nesate tikras, ar jos nebučiuoja svetimi vyrai. Šmeižti moteris neįeina į jūsų pareigas, ponas Obersturmfiureri. Kai žmogus įtikėjęs į netikrą dievą, mano pareiga atverti jam akis. Pone Milda jūs apgaudinėja su jūsų vaikystės draugu. Viskas, ponas Adomai. Pasiruoškit operacijai. Ir neleiskit žmonai išlostyti savimi kojų. Aš, matai, su tėvu pasitaręs, atvežiau grūdų iš naujo derliaus. Tai kodėl man, Gediminai? Geriau va, tegu jiems atitenka. Bet jie užaugs tokie kaip Marius. Tegul jie užauga dori. Ir iš viso, tegu pirma užauga. Man gaila, tėve, kad įvėliau tave į tą reikalą. Viskas gali baigtis blogiau, negu mudu galvoja. Man nebedaug liko gyventi. Visą gyvenimą auginau duoną žmonėms valgyti. Kodėl dabar turėčiau gailėtis, netidavęs jau žvėrims? Bet jeigu tu galvoji kitaip, galima atiduoti sėklą ir pylėms. Aš negalėjau kitaip. Palik Mildą ramybėj. Aš ją myliu. Kaltink save, kad taip atsitiko. Jei būtum žmogus, nebūčiau stojęs skersai kelio. Padarei didelę pažangą, ponas Žiugai. Aš nieko nedariau. Aš bailys. Tu taip pat keli ginklą prieš kitus, nedrįsdamas nusitaikyti į save. Ačiū už patarimą. Tik tai aš negulsiu į grabą, kad jūs galėtumėt gultis į lovą. Patarimai man per daug brangiai kainavo. Adomai. Ar tu žinai, kad aš galiu tave supūdyti gestape? Žinau. Užtenka to, kad myliu Mildą. Dėkoju. Nužemintai. Dėkoju. Tu žinai, kad šitaip negalima meilę susigražinti. Nugalėjęs meilužis guodžia apgautą vyrą. Nuskriaustų į gynėją žudiką. Pasiimk ją sau! Ta gekšė! Šliondra! Kalė! Už kekšę! Už šliundrą! Už kalę!
Pasiimk ją savo. Neapkensiu. Mildos meilė. Labas, mokytojau. Labas. Naktimis pas mane ateina vaiduokliai. Vaiduokos spustelimas. Ir aš pats virsiu vaiduokliu. Ateisiu ir kalbėsiu į jų abu. Nužudėte mane. Bet aš atleidžiu. Nes toji kulka turbūt vienintelė mano kulka, sunaudota kaip reikiant. Motina. Viešpatie. Argi šita moteris gali būti motina? Tie valstiečiai nepristatė Pylevų. Negalėjau kitaip. Sąžinė neleido. Sąžinė, sakai. Aš jau žinau, kad išėjai iš gimnazijos, kad gyveni pas tėvą. Bet tu per daug gerai galvoji apie fašistą Gediminai. Nori pasakyti, kad aš bailys? Nu, bet ir nedidvyris. Aš tau nesiūlau automatą paimti ir tuoj pat pas mūsų mišką. Gali būt, kad tu vėliau pats jau paprašysi. Labai gali būt, bet mes nebeduosim. Tavo kelias, Gediminai, galų gali vis tiek atves pas mus. Apsidairyk tu aplinkui. Oi, apsidairyk. Dairiausi 40-aisiais ir dabar. Pamačiau tik smurtą, prievartą, žudynės. Jūs irgi nebuvo šventi. Aš galiu nueiti pas jūs. Bet širdimi neliksiu su jumis. Nenoriu žudyti. Bet ar jums reikia tokių? Ne, Gediminai, va tokių tai mums tikrai nereikia. Tokių, kurie rūpinasi, kad frakas liktų švarus, nereikia. Tu ką manai, kad žmogų labai lengva nušaut? Tegul tai būna paskutinis nieksas. O kažkam reikia. Dėl dorų žmonių reikia, va netgi dėl tokių kaip tu, kurie ant vienų svarstyklių stato mane ir Adomą. Aš nestatau judėjų, Herė! Argi nestatai, argi aš tau nežmogžudys? Aš nerušiuotojas, Mariau! Neik, Virgi, neik! Laikykis tu įsikibęs savęs. Tik tai žiūrėk, Gediminai, kad kartais vokiečiai po velėną nepakištų su visomis tavo dvasios vertybėmis.
Kvailai darai, ponas Džiugai. Atvažiuos žmonės, kurie geriau išmano savo darbą ir suras, ko trūksta. Nori atsistot prie sienos? Nenoriu. Bet ką aš varšas senis padarysiu? O gal tau duoklį nukeliau ne ten, kur buvo skirta? Ar nebuvo pas tave banditai svečiuose? Na jau šitą dalyką tai tu būtum užuodęs. Padėk čia tamsą savo parašą ir pagalvok, ar verta pūsti prieš vėją. Daug panašių pūtėjų pakišo galvas. Jeigu jie norėjo darai gyventi, tai savo pasiekė. Gedimino išmintis, ponas Džiugai. Mano pareiga buvo tamsą įspėti. Nenoriu, kad paskui dėl savo kvailo įsišokimo kaltintum. Nekalto, bračiai. Neapkaltinsi Adomai. Į dvarą, pas Dyzę. Jei nori man padaryti džiaugsmą, sūnau, pasitrauk iš lauksodžio. Juk turi kur įkišti snapą, kad nei šuo nesuluotų. Tu man vienas likai. Suprask. Manęs nebėra. Adomas Vainoras nuspaudė gaiduką. Kvailas senis nenori suprast. Argi aš buvau blogas žmogus? Tikrai, argi jau toks niekšas buvo Adomas Vainoras, kad reikia pridirbti ant jo kapo? Kam tos kalbas? Man juokas. Užuovėje mūsų esi. Globėjas, ponas viršininkas. Pražūtume. Стой! По одному из машины! Руки вверх! Ich bin Polizeichef! Nuo pat mažens manęs niekas nemylėjo. Tėvas buvo lietuvis, motina vokietė. Abu amžinai pešdavosi dėl to, kurią kalbą turi kalbėti šeima. Ir abu mušė. Vėliau tėvai išsiskyrė. Motina ištekėjo už tikro vokiečio. Bet aš vis tiek gaudavau kultį, nes patėvis negalėjo pamiršti, kad man esama lietuviško kraujo. Įsimylėjau merginą, pasirodė esanti nerietį, ir vėl aš gavau mušt. Vos karjera nenulėkė velniop. Vedžiau gryną kraują, mielą, dailę, iš padorios biurgerių šeimos. Bet netrukus jį mane pametė, nepatiko, kad įstojau į SS. Muštas žmogus, ponia Milda, negali turėti jokių sentimentų. Bet tokiam žmogui labiau negu bet kuriam kitam reikia moters širdies šilumos. Susitvarkykit, ponia Milda. Mes neazijatai neprievartauja moterų. Be reikalo taip narsiai gynytis.
Vadinasi, vis tik tai vieną kartą susitikome domai. Oi, gaila, Mariau, kad tavęs nenudėjau. Buvo proga. Nori suminkštint man širdį, bernelį. Nesistenk, nieko iš to nesigaus. Žinau. Atėjai, kad suvesum sąskaitas. Stebiuos, kaip dar kerišis iki šiol gyvas. O gal jau pakabinot ant šakos? Matai, tavo sesutė to nėra verta. Atvirai kalbant, man ir tavęs gaila, бernяль. Что ты с ним церемонишь? Черт возьми! Что церемонишься с ним? Мы представители законной власти, не бандиты! Ну с кем ты разговариваешь? С кем ты разговариваешь? Mes galėjom sumalt tave tiesiai ant tilto. Bet tai netitinka partizanų teismo nuosprendžio. Nes tu su savo sėbrais, bernelė, esate nuteisti pakart. Neikit atsigręžti į savo ateitį, ponas policijos viršinį. Taip, Adomai, sėdynas skirtas tau. Nesistenk, niekas neužjaus. Bet ir tavęs nepateisins. Kieno vardu teisi žmonės? Nepripažįstu jokios tarybų valdžios. Aš tarnauju savo tautai. Padėdamas vokiečiams ją naikint. Mario, vokiečiai! Vokiečiai! Kro! Gyventės miškus aš pridengsiu! Mario! Kostai! Мост не выдержит! Ничего, проскочим. Телефон был отрезан. Беги вовремя, подал знак. Кто предал нас? Говори, кто! Надо было повесить у дороги под липами без церемоний. Дурак! Этих гадов! Ты думаешь, легко повесить человека, с которым раз вместе всю сестру любил? А если был бы не Адомас, а кто-нибудь другой? Мы не могли, Надя, понимаешь? Не могли! Ложись! Давай. Уходи, я прикрою. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich will nicht fassen! Niemand soll davon kommen!
Хвостики, собачки, песики, давай! Stebina mano išvaizda. Milda. Būtų mačiusi, kaip iš mūsų tyčiasi. Ne, Dangelis teisus. Jos reikia naikinti. Traiškyti kaip blakės. Visus. Aš nepadariau to, ką jūs vadinat nusikaltimu. Aš nežudžiau, aš tik gyniausi. Milda galėtų tai suprasti. Milda. Kur? Man reikia išeiti. Milda! Kekšė! Pas Dangelį. Buvo atėjęs. Užkvietė nakčiai. Gal šį vakarą paskirsi man? Ką tai reiškia? Vienu daugiau ar mažiau.
negaliu apvilti dangeliu. Aš manau, madam, kad jūs neblogesnė už merginas specialiuose namuose linksminančias vokiečių kareivius. Žinoma, bus gaila palikti poną Gediminą. Bet mes ir jam rasime patogią vietą. O ką tu pasakytum, jeigu staiga į trobą brakšt Marius? Kaip mūsų berniukas auga, a? Šuva, eigurlojas. Nemirusiems, negyviems gyvent neduodi. O sako, šiąnakt dvare jį matė. Pelė, girdėjai? Marius. Girdėjau, šneka. Kučkailis. Jo darbas. Ponia Milda namie? O kas jeigu būtų namie? Ar galima ją? O su kuo ji čia turėtų garbės kalbėtis? Atsiprašau, bet koks jūsų reikalas? Tai jūs čia brazdinatės. Be reikalo. Jums nėra čia kas veikt. Tik ramiai. Geras. Čia reikia vyro, Mariau. Vyriškos jėgos. Vyro reikia. Užtaisysiu šeškeliams pirtį. Ach, užtaisysiu. Bus jiems kiaušinius gerti, a? Ko tu? Ko dabar? Bloga šalia tavęs. Man paširdžios bloga. Gal nuo tabokos tavo? Gal to kokių žolelių išvirt? Nieko, Pelė. Praeis. Jei pasidarys blogiau, tave prikelsiu. Eigult. Aš tik galvoju. Jeigu man taip Peleksiuką. Ūkio gaspadorių. O, tada būtų laimė. Kad tau tik vieną galvoj. Bus kas ar nebus. Geriau pirtį pataisyk. Lentos išpuvo. Aną kartą paslydau, pargriuvau ir paslika. Oi, tau negalima griūt. Iš tikrųjų, tas dvi lentas.
Rytoj nueisiu pas juodą į Bikę, tegul sutvarko. O kam? Aš pats galiu. Bėgi laukose pravers. Jis, matai, dės lentas, o salyklas nemaltas. Galėtum padaryti alaus, nuvežti miesto bobams. Už pusę kiaulės iš karto atsimtum. Ką žinai, gal jau rytoj atvažiuos naujas ponas į džiugų ūkį. Išmes senį iš namų. Kur girnas gausi? Tiesą sakai. Dėkui tau viešpatį. Nustūmė į debesį pro šalį. O ar sugrįš? Tau vienam dangaus karaliau žinoti. Viskas tavo valiai. Žmogus šnekėsi, planuoji. Čia pat gali keberiokšt. Ir nebėra, kaip tu kuškailiu amžinatilsi. Nejaugi jūs manot, kad aš padėjau pakarti kučkailį? Na ne, tokie žygiai ne jums. Bet aš nebejoju, kad tai padarė žmonės, kuriuos jūs pažįstat neblogiau už mane. Tarp kitko, banditams lauksodė baigėsi blogiau negu tikėjosi. Ir aš norėdamas galėčiau jūs suvesti su pora žmonių iš jų gaujos, kurie jūs pažįsta. Galimas daiktas. Prieš karą turėjau daug pažįstamų. Bet ne nu tokių, kas iš jų dabar galėtų būti miške. Labai gerai, ponas Džiugai. Tarp kitko, visai neseniai judu su Adomu Vainoru buvote artimi draugai. Pasakykit, prašau, kas paskatino jūs išardyti draugo šeimą? Šeimą išardė Adomas pats. Prašau, tiksliau. Milda negalėjo bučiuoti vyro, atsiduodančio žmogieną. Vegetarė patelė. Na kągi, šitą požiūrį judu abudu labai atitikote vienas kitą. Abu žolėdžiai. Nesuprantu lietuvių inteligentų. Jokingi vaikai stato smėlio pilis, kursto antivokiškas nuotaikas, o nemato, kad kerta šaką, ant kurios patys sėdi. Čia ateis ne anglai ir amerikiečiai, o bolševikai. Ir šį kartą jie bus piktesni. Nepiktnaudžiaukit mūsų gerų tonu. Ponas Džiugai, aš viską pasakiau, ką galėjau pasakyti. Jeigu ir už kojų pakartume, daugiau nieko negalėčiau pridurti. Manot, jūs priklausote tai gyvūnų klasiai, kuri pati nejautri fiziniam skausmui, bet labai jautriai reaguoja matydama kitą, ypač savo artimą gyvūną kankinantis. Jūsgi nenužudėt. Jūs pašalinot kliūtį, kuri trukdė jums pilnai atsiduoti tarnybai. Man širdžiai gaila ponios Mildos, bet aš negaliu nepareikšti savo pasitenkinimo tuo, matydamas, kad mano sentimentalūs draugai pradeda darytis tikrais vyrais.
Jūs nenužudėte. Ji pati nusižudė. Ir tam buvo pakankamai priežasčių. Jūs mane supratot? Herr Polizeichef. Pakankamai priežasčių. Sakyk, pranai. Kaip Marius? Jis sargdins. Jūs nieko neturit pridurti prie to, ką pasakėt ponui Obersturmführeriui. Вам нечего сказать? Ponas Džiugai, jūs nieko nenorit pasakyti? Tai gal mums pakviesti tą moterį? Aš turėjau ginklą. Yra čia. Surūdėjęs buvo. Putrimas išvalė, sutepė. Kodėl putrimas? Ašgi nemoku. Tai reiškia, įdu su putrima mane čia. Blogai? Ne, kodėl? Tai reiškia, Keršis nežino. Niekas nieko nežino, Mariau. Ar tau reikia to ginklo? Būtų neblogai. Štai tavo ginklas. O gal žvakę uždegti? Ne. Nereikia. Aš nakties paukštis. Kiaušinių užlipau pažiūrėti. Gal naujas guštas įsitaisė? Ir daug radai? Ne, neradau. Šito galvijo nervai galūnėse.
patrumpinkit jam kairę koją. Ponas Žiugai, jeigu jūs ir toliau taip sėdėsite, įbedęs nosį į klyną, mes ir toliau pjaustysim malkas. Jeigu jums nors kiek gaila šitą galviją, tai patariu dažniau žvilgčioti jį. Rėkti turit ne jūs, o jis. Rėksit, kai ateis jūsų eilė. Gestapas geras. Mariau, Gediminas atsirado. Mariau, Keršis ateina. Mariau, gelbėkis, degam. Kas atsitiko? Kas yra? Tai tu pasakyk. Tu rėkavai per miegus. Rėkavai. Tiesa. Galėjo būti, susapnavau kažką baisaus. Tu šaukėjai jį. Kodėl tu iššaukėjai? Kapelė. Ką? Tu pati žinai. Mariau. Ai. Nelabai tikiu. Ar galėjau šaukti? Apkabinai mane. O šaukėjai jo vardą. Jaučiu jūs įsižeidęs, ponas Žiugai. Atleiskit. Įvyko mažas nesusipratimas. Jūs laisvas, ponas Žiugai. Kokia sąlyga? O nekaltai suimtiesiems mes nestatom jokių sąlygų. Tiesa, buvo abejonių dėl ryšių su banditais, bet jas įsklaidė tardymo medžiagą. Keliaukit savo sveikas namolį į lauksodį pas tėvelį. Meinher, jūs labai blogai pažįstat moteris. Ponia Milda iškrėtė mums negražų pokštą. Ta diena, kai jūs braižėtės į jos buto duris, norėdamas išlieti savo ilgesį, ponia Milda gulėjo ant lentos. Prarijo strichnino miltelių.
Tu žinai, apie ką aš dabar galvoju? Praeitą naktį aš sapnavau mūsų berniuką. Jis pešė mano plaukus. Tu supranti mane, Akvilė? Suprantu, Mariau. Kaip nesuprasi. Jeigu būtum stipresnis, sugalvočiau ką nors. Žinau, kad negalima. Man nieko negalima, Akvilė. Karas greit baigsis, Mariau. Tu sugrįši į lauksodį. Jeigu norėsi. Jeigu panorėsi. Viskas bus kaip anksčiau. Ką tu ten slėpėjai? Pelė, tikėk! Pasitrauk! Gana! Gana! Aš žmogaus kraujo įsigeidai! Gerk! Iš čia! Gerk, pasprink! Mariau! Mariau, brangus, išeik, jei gali! Kerši tavo kraujo! Reikia! Bėk pas savo vokiečius! Kiaulę arklį atėmė! Už žmogų pats atiduok! Mariau, tu tik nebijok. Dabar tu galėsi pamatyti savo sūnų. O ar žinai, iš kurios pusės šiandien vėjas? Šiandien vėjas nuo trobos pusės į kaimą. O klojimas toliai nesieks. Padegsi tą tvartą ir šaudyk savo. Mano ginklas užtaisytas keršį. Bet čia jisai neišaus. O tvarto nepadegsi, toks nuostolis ne tavo būdui. Bet čia įsodink į vežimą ir pristatyk vokiečiams. Į vežimą ir vokiečiams? O ką? Pasakysi, radau. Tačiau būk žmogus keršį. Aš iš tavęs daugiau nenoriu, negu tu gali. Leisk man čia pasilikti, kol sutems. Paskui aš išeisiu, šliaužtai išliauš iš tavo sodybos. Bet lasdą man turės išpjaut ir mano berniuką parodyt. Pasiliks tau mano hektarai, trobos, bet tavo moteris, kaip sakai, netimsiu. Marijus Nemunis ne dėl to išėjo kariaut. Tu žinai, ko reikia žemei. Tačiau
niekada netilps tavo galvoje, kaip sunku žmogui, kai jis turi nelaiku mirti. Ir ne taip, kaip reikėjo mirti. Jis jau apie mirtį. Nekeršys tau davė gyvybę, nekeršiu jėgo ją atimt. Tegu Dievas ir žmonės žinos, kad keršių rankos buvo mėšlinos žemėtos, bet ne kruvinos. Aš tavęs nevarau. Lindėk, kur lindėjęs, kol reikalas. O kai norėsi išeiti savo keliais, Dieve, tau padėk. Aš nieko nežinau, nemačiau. Ir duok viešpatį, kad mano akis daugiau tavęs nematytų. Raudonasis Mariau. No! No, no, no! No, 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 no! No, no! No! Brrr. Ar iš toli tamsta eini? Iš pragaro. Tai sėsk, pavežėsiu. Na! No! Hey! No, no! Kaiminėliai, išgerkime. Ne, ne. Antikristas atūžia, atgriaudžia. Ir bus kaip Mikaldas savas karalienis parašyta. Užpuls. Nušlos. Buvo žmogus, tauta, tikėjimas, o liks tik Antikristo karalystė. Taigi, šiandien raudonas, o rytoj lavonas. Rytoj jis ne arklys, nepirks į dantis pažiūrėjęs. Gerai sakai, ne arklys. Gerkim, kol šiojasi, durkim. Bolševikai sugrįš, visus galus užkiš. Negrįš, būk rami. Anglai su amerikonais privers skverną. Ir vėl bus laisva Lietuva. Štai ir priėjau, uošvės dvarelį. Štai ir priėjau, uošvės dvarelį. Ką jūs, Bože, žinot apie Lietuvą? Ką jūs žinot apie Lietuvą? Lietuva? Jums Lietuva tik 60 hektarų. Leiskit paklausyti mokytojų žmogaus. Kadaise lietuviai mokėjo mirti už savo garbę ir laisvę. O jūs? Jūs? Baudžiaunikų ainiai. Mes jau girdėjom tą šneką. Savo ūkio vergai. Aplinkui miršta žudami žmonės. O jūs lik niekur nieko. Šeriate savo kiaules. Melžiate karves. Gerai, kad ne mane, o aną iš krašto. Ateis laikas, kai kiekvienas bus kraštinis. Jūs tai žinot, bet apgaudinėjat save. Ateis tie, ateis anie ir išvaduos. Kas be atsitiktų, jūs vis tiek būsit pralaimėję, nes jūs praradot savo garbę. Istorija paklaus. Ką veikei? Kai šalia tavęs įsigimėlis smaugė žmogų, ką tu veikiai? Ką aš veikiau? Ką tu veikiai? Ką? Tai kodėl tave paleido už gestapo?
Tu taip klausi, lyg aš būčiau kaltas, kad mane paleido. Tyliau, nusiramink puskersvėjais. Bet žinai, kad iš ten niekas neišeina. Vadinasi, aš ir jums nereikalingas. Aš nesakau, kad nereikalingas. Dori žmonės mums reikalingi, bet aš ne vienas. Pažiūrėsim, pakalvosim. Dar reikia pažiūrėti, ar paskui tave neseka uodega. Vadinasi, aš niekam nereikalingas. Dėdė mokytojas naują eilėraštį moko. Ten toli, kur miškas ošia, po eglė sena, buvo meškinas rudnos, rudnosienė jo žmona. Ir turėjo jie meškiuką, rudnosiuką kaip ir jie. Jis dar buvo be kelnyčio ir bėgiojo tik namie. Gal žinai, kur mano tėvas? Ne, mes jį tik matėm išeinant. Su maišeliu ant peties, kai vokiečius atkėlė. Ir vėl susitikom. Matyt, kad kartu mums lemta klajoti. Savi broliai, lietuviai. Kiekvienas žiūri savo kailio. Pavargau. Nebegaliu daugiau. Gana. Ką Dievas duos, tegu tas būna. Ir vokiečiai nagus. Ar partizanų prieglobstį. Kad tik greičiau. Matyt, jau mudvim lemta iki galo kartu. Mes jau čia, partizanų miške. O ar priims svetimą? Kitas reikalas, jeigu būtume mano parapijai. Tai turiu 4 pažįstamus iš kaimo miške. Klausykite, jūs sako, turys pažįstamų partizanų kaime. Tai ko jūs neinat namo? Slankiojat apie kraštupėnus, rizikuodamas pakliūti vokiečiams į nagus.